Sveiki gyvi, kas čia kirs daugiau. Alvids Masals išmeškė su savo kelmas. Vis norės parodyti kuo daugiau video, kuo daugiau įrodančių video. Ir čia į tokį vieną veitą, kur reikėlėt kelmų, kuriuos aš tiesiog užpyliau skyšios ir buvau biškilmėl tikras, net nepyliau jokių ten kukurūzų, niek. Ir dabar noriu jums bištus kelmus parodyti. Jūs jau kai kuris video matėt, kas jau daugiau stebėt, bet rodau dar kartą. Žiūrėkit, ką paprasta viskas ir gerai vyksta. Čia vienas ir iš kelmų, tiesiog aš niekrina nepyliau, biškis skyšiaus užpyliau, bet kadangi kelms aptrešęs, pažiūrėkit, ką pons yra išdraskyts. Ir va, čia puikiausiai gali tuik toliau naudoti, dabar einam šitą reikėt veit, šitą reikėt kelms. Irgi, jokių matot aplinkų, niek nėra išdraskyta, jokių nebuvo čia pripilta, nei kukurūzų, niek tiesiog skyšiaus ir miltų. Va, einam toliau. Vėl šitą į tas kelmšius, matyt, kaip šerna trenas, dabar nebipapyliau niek, tiesiog nespėjai net ir laik. Va, matot, į švarę net, švarę nutrins kelms blizg. Reiškia, čia buvo daugiau sakų užpilta. Šitą šalia tas kelms, kur buvo graužals, matot, bija vienas varšts, dabar uždės vėl graužal. Matot, kas daras, kaip ir išdraskyta. Va, į daugiau niek, tik tą kelms. Į šitą vienas iš pagrindinių kelmų šalia pyva dabar, kur kameras tų. Matot, kas čia dedas, čia buvo graužal, šitą prisuks, va, nebija, ne varšt, nežinau, kur varšt, reiks nau įdėti. Tiesiog pastebėkit video, kada žiūrit, ką paniai grauž. Tiesiog grauž tų mėd, kuris į prisisunkis, reiškia tuo skyšiaus ir tų miltų. Ir tiesiog, kaip sak, nu nežinau, nereiks stebuklų, ten, kaip sakau, jeigu pabarstysit, veinkėt kukurūz, bet ir nereik ne tuo. Tiesiog papilkit skyšiaus, papilkit tas miltas, yra netikra teis, dėl to, kad jam patink, nejaut, kas į gerą. Ir vienu žodžiu, tikrai turėsit rezultatą, matot, į šerną, į strenėlis, į danėlis. Ir vienu žodžiu, žvėriuką ein puikiausia, ir nereik jokių didelių išlaidų, ir nereik nik ten kalnas pripilti. Yra neįlunkus, įlunkus vis laik to veito. Tai va, laikykitės arčiau gamtos. Alvids Masals, iki.